ar mes galim kažkam patarti. Aš vyras, tokio amžiaus, su tokiu patarimu, su savo temperamentu, su savo supratimu, aš šitokioj idealiai, tokioj pačioj situacijai pasielgsiu vienai. Kitas žmogus, truputėlį su kitu temperamentu, moteris, su dar didesniu gyvenimišku patirtim, galbūt su kitokia emocinė būklė. Jinai darys viską tą patį, bet gausis jau netoks rezultatas. Tai argi mes galim patarti? Vėlgi, kai mes patariam kažkam kažką, o tu padaryk taip, vadinasi, mes kontroliuojam, mes norim, kad viskas vyktų pagal mumis. Ar mes teisingai patiriam? Labai gerą pavyzdį man davė mano vaikai, kada jie buvo mažiukai, kai aš juos mokinau, kaip reikia skaniai valgyti. Jie valgydavo bulvių košę atskirai, kotletą atskirai ir salotas atskirai. Aš jiems sakiau, vaikučiai, kaip jūs neskaniai valgote? Nu, pažiūrėkit, paim gabaliuką kotletą su bulvių košė ir salotą ir kartai bulvių. Ir paskui sužinau, kad tai jie valgė teisingai, aš neteisingai. Aš dar tik klausimą. O kaip įsiklausyti aukščiausios sąmonės kažkokią žinutę, kad pas mane taip tylu, mano protas iš karto tada susierzina, kad jeigu bus taip tylu, tai kaip aš gyvensiu ir nieko nedarysiu. Gal po kurio laiko įsiklausius vis tiek ateina kažkoks vidinis žinojimas. Jeigu mes apsižvalgytumėm savo aplinkoje, jūs pamatytumėt, kad neegzistuoja nieko mūsų aplinkoje, ko mes netikėtume. Viskas yra mūsų aplinkoje, ko mes tikime. Knyga, stalas, ar ne, aš tikiu, kad knyga egzistuoja, stalas egzistuoja, duonos kepaliukas egzistuoja. Viskas, kas yra mano aplinkoje, aš tuo tikiu. Galime pasukti iš kitos pusės. Mūsų aplinkoje egzistuoja tai, kuo mes tikime. Ar supratomėte, ar ne? Ne. Mes galim pažiūrėti iš abiejų pusių. Taigi, kuo mes tikime, tas egzistuoja mūsų aplinkoje. Ir vėl, niekas neegzistuoja mūsų aplinkoje tuo, kuo mes netikime. Ar ne? Tai va, jeigu mes pradedam tikėti, kad egzistuoja aukščiausioji sąmonė, mes patikim, mes pradedam apie ją galvoti, mes pradedam koncentruoti dėmesį. Ir čia visatos dėsnis veikia. Kur sukoncentruotas mūsų dėmesys, ten viskas ir materializuojas. Ar ne? Jeigu žmogus sukoncentruos dėmesį į aukščiausią sąmonę, jinai pradės veikti. Jeigu dabar mes darom rytais meditaciją į laimę, ar yra kas nors iš tos mūsų grupės, ne? Tai va, kur čia yra gudrybė? Jeigu mes visą laiką prisimenam, kad yra laimė, kad ji egzistuoja, jeigu mes į ją medituojam, apie ją galvojam, ją įsivaizduojam, jinai pradeda būti. Ir jeigu kas jaučiate energijas, tai ta laimė, jinai jaučiasi aplinkui, tu ją fiziškai jauti. Ta laimė ir paskui jinai plečiasi, jin didėja. Ir iš tikrųjų, ta būsena, pavyzdžiui, man labai stipriai pasijautė kokią 3 dieną, aš tiesiog išjaučiau tą masę, laimės masę, kuri yra aplinkui mane, aplinkui mane, masė, aš kitaip negaliu pasakyti, 3 dieną. Tai va, ir nors atrodo, kad ir laimingų tų būsenų labai dažnai buvo, bet kai tu specialiai pradedi koncentruoti dėmesį, tu dar labiau, dar išplėti tą, į ką tu medituoji. Tai tiesiog man irgi atėjo turbūt tokia mintis ir aš norėjau padaryti tokį eksperimentą ir aš manau, kad daugelis žmonių patvirtins, kad jie tikrai jaučiasi laimingesniai ir geriau jaučiasi. Tai va, vadinasi, mums tai reikia tik tai koncentruoti dėmesį. Dar, prieš atsakant į tą klausimą, noriu, kad įsivaizduotume. Kažkada, įsivaizduokit, gyvybė buvo nejudanti. Jinai tiesiog buvo. Ir įvyko pirmas judesys, gyvos formos pirmas judesys. Ir tada, ar tai buvo žingsnis, ar tai buvo išvis kažkoks tai judėjimas, ar ne. Ir nuo tada įvyko evoliucinis sprogimas.
gyvybės evoliucinis sprogimas. Labai greitai pradėjo vystytis gyvybė mūsų planetoje. Dabar mes esame ant slenksčio naujo evoliucinio sprogimo ir tas priklauso nuo dėmesio koncentravimo. Mes dabar, kai įvaldysim dėmesio koncentravimą, mes galėsim kurti gyvenimą žymiai didesniu greičiu dėmesio koncentracijos dėka. Na va, ir jeigu mes norim kažką tai sukurti, mes turim koncentruoti dėmesį. Medituok, galvok, įsivaizduok, išjausk tą aukščiausią sąmonę. Nesvarbu, kaip tu ją išjauti ir niekuomet nelauk, kad jinai su tavim kalbės būtent taip, kaip tu įsivaizduoji. Jinai gali kalbėti visai. Rytmetį aš atsibundu ir man yra parašyta žinutė. Rimantai mane parekomendavo toks ir toks žmogus, aš noriu su tavim ten pakalbėti ir paskui užsimezga kažkoks tai projektas. Ką tai reiškia? Tai mūsų aukščiausios sąmonės jau subendravo ir tada nuleidžia signalą į mūsų kūnus. Vadinasi, ateis mintis, paskambins žmogus, kažkokiu tai būdu padarysi kažkokį tai veiksmą. Gali kartais pajausti energiją, tai galima suprasti, kad tai yra palaikoma, bet kartais gali ir nepajausti ir žinokit, gali nuraminti. Aukščiausia sąmonė, jeigu yra sumaniusi, kad jūs, turite ateiti šiandien čia, ar ne, jūs ir ateisi. Jeigu žmogus neturi čia papulti, jis ir neteis, kad ir kaip jisai norėtų, neteis ir viskas. Jam prie durų paskambins kas nors, kad reikia vaiką iš darželio paimti, kad ten kažkas ir jis turės važiuoti. Tai yra aukščiausios sąmonės tas toksai impulsai. Ir vis tiek anksčiau ir vėliau, jeigu jūs iš pirmo karto neišgirsit, išgirsit iš penkto karto, vis tiek aukščiausia sąmonė padarys tą. Tik tai aišku, ar per dieną, ar per mėnesį, aišku, norėtųs, kad tai įvyktų kuo greičiau, kad neprarasti laiko, nes taip mes įgyjam daugiau patirties per vieną įsikūnymą. Tai va, bet būk rami, koncentruokis, medituok į aukščiausią sąmonę. Nes aš išjaučiu per būseną, o ta būsena yra tylos būsena, o protų tai atsakymą reikia čia ir dabar. Nes tai yra, tai tiesiog per laiką. Dabar vyksta ypač kas mokykloje, ar ne, mokytės dideli pokyčiai. Ir tie pokyčiai, žinot, įsivaizduokit, traukinys važiavo į vieną pusę ir dabar reikia važiuoti į kitą pusę. Jį pradeda stabdyti, jis turi sustoti, ar ne? Paskui, kol jis pradeda judėti atgal, praeina laiko. Ir viskas stabilizuojasi, ten, įsivaizduokim, burbuliuoja, kažkas su kažkuo ten kontaktuoja. Ir turi praeiti biškiuką laiko, viskas bus gerai. Išryškės tie. Ir man taip pat buvo, atrodo, niekas nevyksta. Bet žinokit, kada tas pasitikėjimas savimi ir kūrėju, dar noriu porą žodžių pasakyti. Kai mes nusprendžiam žengti į tą gyvenimą, kai mes norim jau įeiti tų aukštesnių vibracijų gyvenimą, tai viskas turi, jau sakykime, žmogus išreiškia ketinimą. Jisai nusprendžia, kad aš noriu tai daryti ir niekas manęs nebesustabdys. Aš noriu eiti į aukštesnio lygio patyrimus. Ir kada žmogus taip nusprendžia, ta keturmatė erdvė dar yra vadinama labai gražiai kelias į kūrėją. Tai yra tarsi žmogaus atsiverimas, kada jisai eina į kūrėją, atsiveria kūrėjui. Vadinasi, jisai turi, kaip toj trimatėje erdvėje mes sakom, protas ir širdis, siekiamybė yra, kad žmogaus protas ir širdis dirbtų darnoje, tai toj keturmatėje erdvėje turi dirbti širdis ir protas ir aukščiausia sielos sąmonė, arba kaip mes vadiname, aukštesnė sąmonė. Tada visos tos trys sąmonės turi dirbti išvien. Tai va, tada tas pasitikėjimas kūrėjų, jisai turi būti vis stipresnis ir stipresnis. Ir labai yra įdomi detalė, labai
daug žmonių nuvertina save ir šitoj vietoj noriu pasakyti, kad kūrėjas yra kiekviename iš mūsų. Ir kai mes pradedam suprasti, kad mes einam pas kūrėją, tai nereiškia, kad mes kažkur tai turim važiuoti į kažkokius tai kalnus 40 kartų eiti apie tą kalną ir tada mes pasieksim susijungimą su kūrėju. Bet jis yra tiesiog mumise, ta tokia, įsivaizduokit, žėrintis angliukas, kaip virkštėlė. Ir noris pasakyti, neleiskite tik tai tos kibirkštėlės sutrypti su purvinais batais. Nei savo ego, nei toj nuodėmėm, nei kitų žmonių nuomonėm, nei kritikai, nei seniems įsitikinimams. Pradėkim skleisti tą kūrėjo švieselę. Kada mes pradedam tuo patikėti, kad ta šviesa yra pas mus, kada mes dažniau apie tą galvojame, tai tampa mums norma, mes pradedam suprasti, kad kūrėjas yra mūsų viduje, kad mes esam kartu ir tada mes pasidarom žymiai drąsesniai ir mes tada suprantam, kad viskas yra kontroliuojama kūrėjo ir tada mums belieka tik tai nepasiduoti tiems seniems įpročiams, kad mūsų vėl nenutrauktų į tą trimatį erdvę, tą energetinę klampynę. Tai va, toksai, kaip pasakyti, sužinai apie tai, galvoji apie tai labai dažnai, koncentruoji dėmesį, į tą, kad tu koncentruoji dėmesį, įsivaizduokit, kad tai yra kažkokia tai sąmonė, tai plečiasi, apima vis daugiau mūsų, apima mūsų visus ir mes tiesiog paskestam tame pasitikėjime kūrėjų arba kitais dalykais ir tada mes jau žinom, ką bedarytum, kūrėjas yra šalia, aukščiausia sąmonė yra su mumis ir darome ir žinome, kad tie mūsų darbai yra palaiminti. Jūs užsiminėte apie 7 nuodėmes, o kas tai iš esmės atskirai egzistuojančios kažkokios atskiros energijos? Taip, žmogus jis yra sudarytas iš daugybę energetinių struktūrų. Viskas yra energija. Mokslininkai jau apie tai yra senai įrodė visiems. Viskas yra energija. Tik tai šitoj materijai yra suspausta energija. Tai va, ir mūsų įpročiai, mūsų reakcijos, mintis, kitų žmonių mintis ir tos pačios nuodėmės, viskas yra energija. Viskas yra energija. Ir tas energijas mes galim transformuoti. Žiūrėkit, kaip meilė ir neapykanta, tai yra ta pati energija, tik tai kitoks laipsnis, ar ne? Ir mes tiesiog galim, kaip garsą pagarsinti, ar ne? Va čia neapykanta, čia meilė, toj pačioj tiesiai jinai yra. Ir mes tiesiog transformuojam tą neapykantą į meilę. Tai yra tiesiog tas pats jausmas, tik tai kitas laipsnis. Tai va, taip pat mes tas nuodėmes galim transformuoti. Pažiūrėkit, kiek yra literatūrai labai daug pavyzdžių. Tai ir ta pati septyngalvis slibinas ir ta hidra, kuriai nukerta galvas ir užauga 2. Ką reiškia, ką mums pasako tie pavyzdžiai, kad mes niekuomet nenugalėsim. Mes niekuomet nenugalėsime jėga to. Kuo mes labiau stengsimės, kaip tobulai yra surėdyta, pavyzdžiui, ego, ne? Arba tie įpročiai. Jie yra mūsų struktūros dalis, tai yra mūsų dalis. Ir dabar jūs pabandykit save apgauti. Pagalvokit, kad aš myliu vardas, o iš tikrųjų mylit tai kitą. Ar ne? Ir tu niekaip neapgausi savęs. Myli tu šito, sakai, kad myli šitą. Tai va, taip mūsų ego, jisai puikiai mus pažįsta. Ir jisai, ar tos nuodėmės, jos labai yra mus taip apviniojusios, sakykime, labai. Tai va, ir jeigu kalbant apie tą hidrą, arba apie septyngalvį slibiną, prisiminkim vaikystėje matytą pasaką apie Koščiejų nemirtingai, ar ne, turbūt visi žino. Aš jums galiu tokį duoti pavyzdį. Tai va, kur slypėjo to Koščėjaus nemirtingojo mirtis? Koščiejus nemirtingasis, tai aišku, tai yra blogis, ar ne, visi suprantam. Ir jis yra nenugalimas. Tai, o kaip vis dėlto nugalėti tą blogį? Jeigu atsimenat, tai buvo ąžuole skrynia, tai skryniai zuikis, antis ir panašiai, kiaušinis ir adata. Ir kadangi tai buvo rusų animacinis filmukas, ne rusų kalboj, tai adata yra įgulka. Dabar
Jeigu mes nuimsim šaknį, ką? Mes turim įgol. Ir jeigu mes atvirkščiai paskaitysim nuo kito galo ir pridėsim tą pačią galūnę, ką mes gausim? Nu, kas pasakys? Logika. Taip, logika. Pasitelkę logiką mes galim nugalėti tą blogį. Tai reiškia, pasitelkę logiką mes galim atpažinti tas nuodėmes, tas visus savo prisirišimus ir loginiu būdu įsiaiškinti, suprasti ir transformuoti į teigiamus charakterio savybes. Pavyzdžiui, netgi gal labiausiai mėgstamas pavyzdys yra iš tų visų nuodėmių, tai tinginystė. Pažiūrėkit, ko galima pasimokinti iš tinginystės. Čia, pasakykit, tinginystė tai ne žmogus apimtas tinginystės, bet įsivaizduokit, jūs save kaip žmogų ir tinginystę kaip atskirą kažkokį tai subjektuką. Ką galima pasimokinti iš tinginystės, iš tų mirtinų nuodėmių, ką mes galim pasimokinti? Viskas yra mokytojai ir viskas yra mokiniai. Aš galiu būti kažką mokytojas, bet tuo pačiu, mokindamas kitą, aš mokausi ir pats. Nes todėl žiūrėkit, kai mes... Taip, jeigu nori išmokinti, jeigu nori išmokti pats, tai geriausias būdas yra mokintis, ten skaityti, rašyti, kartuoti, o labiausiai tai yra mokinti kitus. Nes kai tu mokini kitus, tu pats labai supranti jau tą dalyką, ką kalbi, ir tada jau tu tikrai supranti. Tai va, ką galime išmokti iš tingėjimo, tinginystės? Nes pasaulis nesivysto, sako, apie tinginystę. Tu turi laiko kalboti, pamastyti. Kas dar? Žiūrėkit, tinginystė turi savo tikslą. Ir iš karto kalbokit, ar jūs turite savo tikslą? Aišku. Tinginystė turi aišku tikslą, aišku tikslą. Ar jūs turite tokį tikslą? Neturite. Susikurkit aišku tikslą. Toliau tinginystė ką daro? Ar ji išeiginės turi? Tinginystė, jinai visada siekia savo tikslą. Visados. Ar darbo valandos, ar sekmadieniai, ar šventos valstybinės. Jinai visą laiką siekia savo tikslo, kad užspausti žmogų, kai jis nesivystytų, ar ne? Kas toliau? Jeigu Rimantas apimtas entuziazmo puola kažką tai daryti, ką daro tinginystė? Rimantai, stenkis, aš palauksiu. Palauksiu, greit entuziazmas praeis. Po savaitės, po 2. Kantrybė. Ir kantrybė. Taip, kantrybė. Jinai palauks, kada tau praeis tas entuziazmas. Ir kai tau entuziazmas dingo, jinai atsiras. Čia, ar ne? Vadinasi, jinai nesilsi, jinai siekia savo tikslą, jinai žino savo tikslą, jinai yra siekianti tikslo, jinai turi kantrybę, jinai padarys viską visados, kad pasiekti savo tikslą. Va, jeigu jūs paimsit šitas iš tinginystės savybės, jūs tikrai save realizuosite. Taip plačiai neišmašiau. Čia ir yra logika. Va tokiu loginiu būdu. Ir pavyzdžiui, kažkas kaimynas pasakė apie jūs kažkokį tai blogą žodį. Ir viskas, ir skauda širdelė, ir su vyru, ir su žmona, ir su vaikais, ir su draugais to aptarė, koks tas niekšas kaimynas. Paskaičiuokit, kiek valandų apie tai kalbėjote. Kaip tai padėjo pasiekti jums savo tikslą? Niekaip. Tai tiesiog, pasakė kaimynas kažką. Taip jisai galvoja. Bet ar aš nuo to geresnis ar blogesnis? Ne. Ir tu tiesiog susitelki save, darai tai, kas tau patinka. Labiausiai už viską. Darai tai, ką tu nori ir kas yra tikslinga. Koks nuostabus gyvenimas, įsivaizduokit, ar ne? Žinot, belieka tik viena problema, jeigu galima tai pavadinti problema. Galbūt prieš kokį 20 metų žmonės labai džiaugiasi, kad pradeda suvokti maždaug, kad
viskas pildosi, visi norai pildosi. Ne, žmonės pradėjo kalbėti, kad girdi, norai pildosi, reikia svajoti labai atsargiai. Tai va, norai iš tikrųjų pildosi, nes visi jau tą žinom, todėl dabar mums yra galbūt labiau svarbus uždavinys išsiaiškinti, ko iš tikrųjų mes labiau norime. Ko mes norim iš tikrųjų. Nu, gali pasakyti žmogus, aš noriu keliauti. O kur nori keliauti? Labai tiksliai reikia žinoti, ko tu nori. Ir kuo tu tiksliau žinosi, ko tu nori, mes jau išsiaiškinom, kad mes tą ir turėsim gyvenime. Tai va, tiesiog reikia nepatingėti, pagalvoti, kur nori gyventi. Va, su kažko kalbėjau kažkada senai. Guodžia žmogus apie gyvenimą. Tai aš jau sakau, o kur tu nori gyventi? Nežinau. O kur gyveni? O ten ir gyvenu, nežinau. O kai sužinai, kur nori gyventi, prie miško, prie ežero, nuosavam name, daugiabučiame, ar ne, Lietuvoje, šiltuose kraštuose, kai tu aiškiai žinai, darai viską, kad ten patektum. Ir patenki anksčiau ir vėliau. Ir ten mes turim gyventi. Nori būti mokytoju, eini mokintis mokytoju, nori būti gydytoju, eini mokintis į gydytojus. Tik reikia labai gerai įsiaiškinti. Bet nieko baisaus, jeigu, pavyzdžiui, tapai gydytoju, paskui matai, kad nebenori. Gali apsispręsti ir pakeisti savo. Mūsų gyvenimas, mes minkom jį kaip šiltą plastelį. Ką norim, tą ir suminkom. Dar vieną komentarą galima, jeigu įdėlės. Taip. Aš tai, va, kaip jūs sakote, nereikia susikoncentruoti. Aš, sakykime, nežinau, iš intuicijos susikoncentruoju. Pavyzdžiui, papasakosiu tokią labai buitišką patirtį. Einu į darbą per parką ir taip nei iš to atsimenu kažką, kažkas iš kolegų kažką žinojo. Ir aš pagalvoju, ir kol ateinu į ofisą, sakykime, ir mes nesitarėm, neplanavom, aš eidama per parką, 500 metrų pagalvoju, tas kolegas stovi ir pasako lygiai beveik tos pačius žodžius, ką aš pagalvoju. Mane ima siaubas. Ne, ima siaubas, kai taip pradeda, pavyzdžiui, labai, kaip jūs sakėt, labai arti kartuotis. Žiūrėkit, mes mokyklų ir mokytės, ten buvo tokia pamoka ir mes, aš tada, kadangi mano ta teorija visą laiką būdavo, tai aš ir man ir teko garbė tą frazę pasakyti, kad mums paduoda mintį, aukščiausia sąmonė arba kūrėjas, subtilus pasaulis, mums paduoda mintį. Bet žmogus, Violeta pasakė nesenai, jinai tą suvokė, kad žmogaus žemiškoji sąmonė ir žmogaus valia kūrėjui yra siurprizas, netikėtumo faktorius. Tai vadinasi, mums pasiunčia idėją, mintį, subtilus pasaulis, bet jie nežino, kaip žmogus pasielgs. Ar elgsis jis, ar jis įsigas, ar jis galvos, dvejos ar panašiai. Todėl tą mintį paleidžia, kaip aš sakau, plačiai. Ir kas pagaus, kas pirmas padarys. Gerai, ta mintis buvo skirta, pavyzdžiui, kažkuriam iš jūsų. Bet jeigu tik biškiuką ten pradėjot mygti, abejoti, iš karto paduoda kitiem, kas padarys, tas padarys. Galbūt jinai buvo skirta jums, bet jeigu tik biškiuką susimėti, tai paduoda toliau. Nes negali būti neįvykdytas kūrėjo planas, ar ne? Jeigu tu nepadarei, padarys kiti. Nepakeičiamų nėra. Ir tas, matote, tas pokytio energija. Tai nėra viena dalelytė. Pokytis jis eina labai plačiai į visus žmonės, į visas šalis. Ir, kaip pasakyti, kiekvienas paskui tą pokytį turi nešti. Tai va, taip nestato vieną ant vieno žmogaus subtilus pasaulis. Tai va, žinodami tai, pagavę mintį, stenkitės ją įvykdyti. Žinot, kartais žmonės sako, aš nežinau, ar ta mintis yra nuo ego ar nuo kūrėjo. Ir žinot, jeigu žmogus nežino, tai aš siūlau tokį variantą. Įsivaizduokit, kad tai yra nuo kūrėjo. Net jeigu tai bus ego mintis, bet jūs sakysit, kad tai yra nuo kūrėjo, jūs įsiugdysit pasitikėjimą nors kūrėjo. Tada jūs, tiesiog... Jo, net jeigu jūs ir suklydot, nieko tokio, bet pas jūs bus tikėjimas, kad jūs tikit kūrėjų. Ir kai įsiugdysit kūrėjų, paskui pradėsit atskirti. Viskas tik į gerą.
Na, galbūt kas nors, žiūrėkit. Jeigu norite įnešti naujumą į savo gyvenimą, tai, pavyzdžiui, pagalvokite apie save. Jūs atėjote į susitikimą šiandien, ar ne? Ir atėdavot galbūt dažniau, anksčiau į kitus susitikimus. Ir taip prasidėdavot tyliai, praklausydavot ir niekuomet neužduodavot klausimų arba nesakydavot savo nuomonės. Tai jeigu norite eiti naujumą, keiskitės. Taip pat.